Labai širdis džiaugiasi, kad daug jaunimų susirinko, kur nelaukiau tiek. Man atrodo, čia telšiuosi būnant, kad vieni seniai beskraido. Sveikinu visus varžybų dalyvius. Norėtų porą žodžių pasakyti gerbiamas Kėgaičių seniūnijos seniūnas. Labdienė visiems, tikra malonė matyti, mūsų Padangėje tiek daug tų paukščių pritūpus, matyti tiek daug lakūnų vienų veitų. Noriu palinkėti gerų skrydžių. Jeigu jūs, gerbėmėje, pavargstate aukštą, nusileidė ant žemės, nuveikite patį nuostabiausią Žemaitijos kampėlį, Kėgaičių parką. Ten yra 200 rūšių miečių, pavakščiosat, atsipalaidausat, įgausat energijos naujos kitą dieną skrydžiams. Tad linku gerų skrydžių, sėkmės Padangėje ir ant žemės. Prašyčiau praeitų metų čempioną pakelti varžybų vėliavą, jei galima. Sveikinu su varžybų atidarymu, linkiu visiems gerų skrydžių, saugių ir kad būtų gera nuotaika. Ačiū. Politikos nėra? Ten vizos ir įvažiavimo sudėtas. Leščiauskaitė Viktorija. Tai reikia suženinti. Dar vienas netvyk atvykti. Nu, dar kartą visus Žemaitijos pasveikinti, susirinkusius čia. Čia daug metų būdavo tokias audringas varžybas, reikia pasidžiaugti, kad vėl į Telšius sugrįžtam ir turbūt ta tradicija tęsias. Jau, kaip sakant, perjam jaunims, tad gerų skrydžių, geros nuotaikas, gerų buvimų Žemaitijoje. Visiems ačiū. Sekundėlę dar neišsiskaidyk, noriu su kamera praeiti greit visus dalykus. Čia skirma prieš startą, žinai, ten kedus tam. Paskraidyk su juo, paskraidyk. Sekančios varžybos dalyvaus. Neužmirškit po nuotraukelėm patikti parašus. O, čia šitas. Aha. Fotografą. Asmens parašas. Jau gražiai kapą. Tai ką, prieš skrydį dar reikia viską pasitikrinti? Ne visai, prieš varžybas pasiruošti. Šiandien tik tai idėja. Taip iš darbų pavyko pabėgti, kad iš Vilniaus šiandien teko atvažiuoti. Aha. Iš toli atvažiavot? Iš Vilniaus. Aha. Daryti. O kas čia per aparatūrą tokia yra? Čia yra elektroninis prietaisas, variometras, kuris kaip ir mechaniniai prietaisai, tik tai naujesnės versijos ir ten daugiau galimybių. Naujais laikais daug didesnės galimybės.
Kiek kilometrų šiandien, pažiūrėkime, viskas. Šiandien nuo 100 iki 300 bus, pagal oro sąlygas priklausys. Kadangi prognozuoja audras, per audras sudėtinga skraidyti šalia, tai... Galit grįžti netgi anksčiau, jeigu užeitų škvalą. Jo, galim netgi anksčiau grįžti, arba vėliau. Malonu dar vis prisiminti vesti. Nu te, paiskus dalyks, kad dušio dar vis sparnuot stebesu. Kai sugau čia lėktuvo variklis, taip sitebint širdį. Jo, taip jau ir, kad... O tai sparna traukia. Kiek metų sklandai? Nu, aktyvę 12 metų skraidžiau. Nu, niku, jas. Kada čia buvo maždaug? Na, tas buvo panašiai nuo 78 iki 89 kažkur, nu, iki tų perversmų, paskui jau su sveikatom. Tai gal praskinėt kelią ir kitiems sklandytojams? Na, praktiškai, ir sklandytuvą, tai kur ir tai jau daugas prisidėjęs, baltą techniką, kad gautumėm čia telšių klubs. Kadangi ir inžinierių dirbau, skraidžiau pats, tai jau daug pritišau prie tų nagus. A dabar pamaina auga gera? Nu, auga. Aišku, dabar, kadangi brangiau kainuoja, ne tik vienam išein tų dalykų padaryti, tas laikas tam mums. Kada tik buvo sąlygas ir kada kariškė leisdavo skrisdavo, o dabar jau reikia užsimokėti pinigus, jau nekurnam išeina nuoliau. Nu, tas laikas priskraidavom per metus 1000 kilometrų maršrutas, dabar jau mažiausiai mes skraidom.
ne? Jau dabar laukiam starto. Jau viskas taip, viskas okei. Viskas gerai dabar jau. Kelią skrisim. Iš kur atvažiavo? Kaip iš Vilniaus. Kiek metų skraidot? 7 jau. Nu kaip tikitės pasirodyti? Po skrydžio paklauskit geriau, kaip sekėsi. Gerai. Padedi draugai. Ką sakėt? Padedi draugai. Taip, padedu. Kai jūs varnu, jūs palaikot, jam lengviau. Nu tai, Vilniuje gyvena. ar jūs Vilniuje gyven? Taip, O atstovaujat? atstovaujam Telšiūro klubą. Ar čia Telšiškis gal? Ne, aš pats iš Šventos, Akmenės rajone. Į Akmenį pradėjom skraidyti, dabar Telšiuosios. Pas Klemą Intą. Pavardė? Vanagas. Nu tai, Kūniška pavardė. ar dar ne tik sklandot, bet ir... Taip, ir pilotuojam lėktuvą, kuris tam pas sklandytuvus dar ir su šitais lėktuvais ilgom skraidom. Nu kaip tos Telšių sąlygos sklandymai čia? Nu, skraidyti, kaip, sąlygos, sakykime, sudėtingos iš vienos pusės, nes nėra visiškai finansavimo, tai kaip prasimanom, taip ir skraidom. Jo, nu, būtų gerai, kad, nežinau. Tai padangė. Vyras savo. Ir kaip jam labai didelė parama žmonos, ar ne, prijautimo? Jau ilgus metus, ne pirmi metai. Iš kur atvykę? Iš Kauno, iš Pociūnų klubo. Kiek sklandytojų turi šiaip? 26 registruoti. Tai nemaža. Tai ir šiais laikais skaitau, kai labai gerai ir labai šaunu, kad labai daug jaunimo. Ant 50% yra senių, kurie patyrė, ir ant 50 jaunimų, kurie dar iš tų senių pasimokys. Ateitis jau čia. Taip, taip, taip. Dažnai tokios varžybos Telšiuos vyks? Telšiuos, tai kiek yra buvę Pabaltijo čempionatai, standartinės klasės čempionatai. Aš pats Telšiūro klube 30 metų praskraidys. O, jau veteranas. 30 metų. Daliot kaip priskraidimų valandų. Nu, padėsi pakilt. Aha. Koks tavo vardas? Paulius. Kokia situacija dabar ore? Kol kas prasta. 2 sklandytuvai užeina tūpimui. O, kodėl tai? Nerado? Neužkibo. Ai, va, ir ta mergaitė irgi antra paskui jį. Charlie India. Julia Kilo. O jeigu nutapė jau iš varžybų tą dieną? Ne. Dar 2 kilimai jam. Matau, nusiteikęs taip, kaip Meilutytė laimėjo. Aišku, o kuo? Be abejo, to atvažiavo laimėti. Reikia, kad laimėtų. Žmona padės irgi gerai. Be abejo, visais gyvenimo atžvilgiais reikia padėti vyrui. Jūs sergat už sportą? Be abejo. Visose varžybose dalyvauju. Tai ir vyrui savijaut ir kita, kai žmona šalia. Taip, kas be ko. Senai sklandot? Nuo 16 metų, dabar 40 man. O, tai jau stažas yra. Ir ta liga jau susirgus neįmanom įsigyti. Nu ne, kas į kalnus kopia, kas va skraido. Vienam savo vodas. Nu, žmona ar sportavo kada?
Taip, sportavau. Lankiau stalo tenisą. Ir bėgau, kažkada slidinėjau, bet dabar jau ne. Dabar palaikau vyrą skridime. Kartu yra įdomus laisvalaikis. Taip. Kaip čia galit apie telšių sklandytojus pasakyti? Nu, aš pats už Telšių skraidau. Kaip komanda čia darni? Gera. Tai iš vis sklandytojai visi geri žmonės. O, nu sėkmės tada nuskint laurų. Dėkui, dėkui. Ačiū, ačiū. Riedėtų, čia atsimuštų, o tas vis tiek dar taip pat riedėtų. Sąlygos šiandien bus, kaip jūs manot? Pakilsim bus matyt. Kaip pakilsi? Taip, tik tais tada. Nes čia taip spėliot galima labai ilgai. Kai būni ore, tada viskas sužinai. Bet ore malonu būti, ne? Nu, jeigu labai geros oro sąlygos, tai labai malonu. Jeigu sunkios, tai truputėlį kančia. Nu, aišku, ir paukštis, ir tas turi nutūrt pailsėti. Be abejo. Nu, šiandien matau, kad gali būti ir sudėtinga, nes ne visi užsikabina iš karto. Vėjukas gan stiprus yra. Termikai gali būti blaškyti. Nu, žodžiu. Iš kur jūs atvykot? Kaip? Iš kur atvažiavo? Iš Pociūnų. O čia jūsų palaikymo komanda? Taip, pagalbininkas. Nu, sėkmės skraidyti. Geros dienos. Kiek jau pakėlė? Kokia 18. Ar visus vienoj vietoj paleidžiat? Visus stengiamės vienoj vietoj paleisti. O paskui jau jų, kaip sakoma, talentas suieškoti? Taip, jų talentas, jų mokėjimas, jų išsilavinimas aviacinis, kaip sklandytojų. Tas leidžia daugiausiai rast kilimą, pasiimti jame. Per radiją sakė siauri kilimai, bet 2,5 metro per sekundę. Normalūs kilimai, tik tai tie, kad būna taip, kad neranda žmogus iš 600. Nu tiesiog nuėjo kažkur, nerado, grįždamas nerado, viskas. Eina tūpti į aerodromą. Kokį aukštį pakelia? 600 metrų visus lygiai. Aha. Žodžiu, sąlygos vienodos, o jau talentas kiekvienu atskirai. Taip, taip, taip. Kur jūs atvykot? Iš Ilinojaus. Iš Ilinojaus, Čikagos. Tai pirmas pakilimas buvo helikopteris. Kur, kaip? Jau kilot, ne? Čia Telšiuose ne, dabar pirmas buvo. O senais vandot? Nuo 10 metų? Taip. Su vaikiškais sklandytuvais. Tai gražu, o šiaip kokiam klube? Pradėjau skraidyti Pociūnuose, dabar skraidau Čikagai. Kas jums pagelbė? Dievas! Jeigu gelbė, tai Dievas. O kaip gražu. Koks vardas tai? Greta. O tėvelio? Ne tėvelis, Kęstutis Miliūnas. Tokia pradžia, tai tokie buvo neblogi. Tada čia viskas debesis visvarė. Kaip ir stabdžius ir į žemę. Sakė, Foxtrot 5 kilometrai iš tiesiųjų. Gerai, iš tiesiųjų. Romeo 5 iš tiesiųjų. Romeo 5. Starto komanda bus pasiruošę. Nu, Vladas, aišku, kaip visada, jis nori kitaip negu visi. Kiek maityti.
Rašo 3 vietą. Nu, dar neaišku. Bet grįžo šiandien vienas iš pirmųjų. Žiūrėsime vakare. Buvo. Nu, galėjo būti ilgesnis šiek tiek. Buvo visko. Buvo ir gerų orų, buvo ir biškį tokių blogesnių, bet nieko, viskas gerai, smagu. Koks vardas jūs? Būsiu Kęstutis. Iš kur? Šilutės. Grįžot, ar ne? Kad pirmas grįžai, čia nieko nereiškia. Čia neplaukimas kaip olimpiadoj. Gali būti vėliau startavusių. Aišku. Ir jų rezultatas gali būti geresnis. Aha. Teisėjai pasakys. Nu, kaip trasa? Gerai trasa, klaidų padarėm, pažiūrėsim, gal priešininkai daugiau padarys. Nu, stovi vienas priešininkas daugiau padaręs. Kokios tos klaidos galbūt? Taktinės, grinai taktinės klaidos, pasirinki debesį ir pasirodo ne tą. Aha, kaip ir moterį karts gyvenimas. Voi, čia labai panašu. Tik tai moterį rečiau renkiesi negu kilimus trasoje. O varžybų jau teko daug? Labai daug. Labai daug. Teko. Nes šiai dienai kol kas esu treneris, tai... Kokiam klube? Kauno, Pociūnuose. Čia lygotelis. Vladas. O pavardė Motūza. Malonu buvo, ačiū. Ačiū Jums. Norit pamatyti, kaip nusileist? Reiktų, kad nusileistų. Ar negrįžo dar? Dar ne. Kažkokiam vokiečio širdį sustoji? Aišku, jeigu labai norėjau jau žmogų. Lima. Maiklas 10. Įtėmės irgi. Ar jiem reikia pasakyti long landing? Vareis, žiūrėk, kam mums nereikėtų bėgti. Nu tai ką, Jurgi, sumažinai greitį, blin. Nieko čia nesumažinai. Sumažinai. Viski 10, prieš tai kas 10. Perlė Indija 10, gerai. Iškart. Nuimkit mašinas. Tai mašina. Regina. Čia pasistatyti. Nu super. Lyg ir gerai. Neužkliuvot niekur. O kaip matot. Geras oras. Likite su manevru. Sena skraido. Sena jau. Jau šito nesupratau, kas sakė. 20 metų, gal sakyti. Aha, ir čia Telšiuos ar kitur dar? Ne, Telšiuos nuo 2003. Kas nors supratot, komentuokit. Manevrų, blem, vos pakit. Viskas gerai. Visi būri parėję, saugiai. Bet galėtų šitaip nepadaryti, kaip tas padarė.
Tauragė, Tryškiai. Kyla, tiksliau, sklandytuvai pakeliami vienas po kito, jau antroji varžybų diena, o aš apie pirmą dieną jos rezultatus klausiu šių varžybų teisėją Richardą Rusteiką. Kaip pirmoji diena praėjo? Na, vakar po 2 blogo oro dienų pagaliau įvyko pirmas pratimas. Oras buvo pakankamai geras, nugalėtojas surinko 900 taškų, kai maksimalus galimas 1000. Mano nuomonė, pirma diena puikiai pavyko, nes kai sklandytuvai nusileido, kaip tik užėjo blogesnio oro sieną ir jeigu jie būtų ilgiau skrydę, ko gero daugumas atsidurtų aikštelėse. Kas pirmos dienos lyderių tapo? Pirmą dieną nugalėjo sklandytojas iš Pociūnų, iš Kauno aeroklubo, Vladas Mautuza. Kitiem kaip sekėsi vyram? Sakyčiau gerai, kadangi tik vienas nusileido į aikštelę, vienas ir su startu truputėlį pražioplino. Na ir aišku, dar vienam nepasisekė prieš starto liniją irgi nutupė aikštelę, neišskrėjęs. Na ir kai, žodžiu, tuos punktus, kuriuos reikėjo apskristi, beveik visi pasiekė, ar kiti ne? Didžioji dalis pasiekė. Bet kai būna kiekvienose varžybose, kiekvienam pratime yra sportininkai, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nesugebėjo jų apskristi. O kiek sparnuočių čia dalyvauja? Šiuo metu šiuose varžybose dalyvauja 26 sklandytuvai. Jų geografija turbūt irgi plati. Taip, tai yra Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas, po daugelio metų pertraukos organizuojamas Telšių aeroklubo. Kaip ir į kiekvieną čempionatą jį susirenka dalyviai iš visos Lietuvos, daugiausia tradiciškai iš Pociūnų, iš Kauno sklandymo klubo, toliau nemažai sportininkų atvažiavo iš Vilniaus, kur taip pat yra nebloga bazė, na ir kiti sportininkai iš Telšių, iš Panevėžio, iš Šiaulių, geografija tikrai plati. Tai sklandymo klubai po truputį atsigauna, ar ne? Sklandymo klubai, taip, jie atsigauna po truputį, tačiau norėtųsi daugiau dėmesio iš tų, kurie skirsto lėšas, kadangi aviacija Lietuvoje nuo seno yra pakankamai populiari sporto šaka. Ir tradicijos, prisiminkime ir Dariaus ir Girėno skridimą, prisiminkime prieškario lėktuvų gamybą. Na ir šiuo metu Lietuva viena iš nedaugelio šalių, kurioje yra gaminami sklandytuvai. Va, žodžiu, visos bazinės sąlygos yra, tik reikia rėmėjų. Bazinės sąlygos yra nuo senų laikų, tačiau kaip ir kiekvieną turtą jį reikia puoselėti, tam reikia lėšų, tam reikia žmonių entuziazmo, jėgos ir kitų nematerialių dalykų, o ypač svarbu yra palaikymas iš pačių gyventojų aplinkinių miestų. Ponas Richardai, varžybos tik įpusėjo, ką linkėtumėte dalyviam ir organizatoriam? Na, galima sakyti, varžybos dar tik prasidėjo, dalyviam visų pirma aš noriu palinkėti saugių skrydžių, kad nei vienas iš šių varžybų nevažiuotų nuleistom rankom ir galvodamas, kaip suremontuoti palaužtą techniką. Lygiai to paties norėčiau palinkėti ir organizatoriams ir taip pat norėčiau organizatoriams palinkėti, kad šis čempionatas būtų geras indėlis į jų tolesnį klubo gyvenimą. Ir ne paskutinis Telšiuos? Tai be abejo, ne paskutinis Telšiuos, tikiuosi. Ačiū Jums. Čia visai neblogai tarp dviejų damų, ar ne? O, lietaus bus jau. Yra, lyja jau.